Užatakavo Mojauskas 7-0, vieno žvaigždžių pradžia. Turime priminti, kad Jarumbauskas kenčia nugaros skausmus, tai kaip tikras karys eina lupasi už savo komandą. Pataikyti nepavyko, čia Watsono perdavimas Johnsonui. Išsaugojo kamuolį pasvaliečiai, bet neilgai. Nikas Wardas čia. Pirmieji tabo taškai. Atsisako ten užtvaros Skotas. Kamuolį vėl gauna Wardas, kuris žaidžia nugarai krepšį. Geras kojų darbas ir lupa iš viršaus amerikietis. Čia jokių šansų tiesiog Dante Johnson. Nuspėjamas buvo Watsono perdavimas, Furmanavičius kamuolį perėmė ir po to pelno 2 taškus su pražanga greitajame puolime. 2 žingsnį. To nepadaro Watsonas ir pelno 2 taškus. Visoje lygoje. Turbūt ir šį vakarą galim tikėtis daug to tokio individualaus krepšinio, individualių veiksmų. Kus perdavimas Wardui. Kaip tiksliai perskaitė situaciją Furmanavičius. Ir 30 taškų bendrai sumetė per 2 mačus. Visai nebloga tokia jo pradžia. Dabar surastas Majauskas ir pastarasis pataiko iš toli. Jarumbauskas bando atakuoti Larsoną. Galiausiai Wardas pablokuoja metimą. Puolime smeigia 3 taškį. Pirmas jo taiklus tolimas metimas, bet Vokal fronte grįžus po traumos. Čia atakuoja Wardas iškart Valantiną, išprovokuoja pražangą, 2 taškai su pražanga, dar vienas baudos metimas ekstra. Provokuota pražanga. Jis išsaugojo kamuolį Gargždiškiai. Furmanavičius, Majauskas. Koks dėjimas iš po krepšio. Ir labai daug tokių situacijų. Kaip lėtai grįžta į gynybą tenais Wardas. Pasiseka jam, kad jo komandos draugui pavyksta išmušti kamuolį. Čia vėl Eurostepas, prasiveržimas, 2 taškai. Pabuvo ant parketo Lukas Valantinas, bet tik porą minučių vėl sugrąžintas Johnsonas. Jonkus iš toli. Čia pataiko Ernestas Jonkus, labai svarbus taškai. 28 naudingumo balai. Tabo sąskaitoje. Čia Wardas vėl ateina dvigubą gynybą, praleidžia į vidurį, 2 taškai su pražanga. Jau kai ateina dvigubą gynybą iš kitos pusės, būtent turėjo tenais Johnsonas uždaryti ir siūsti į Ždėms nuo suolo kilę krepšininkai bendrai surinko 4 taškus. Visus juos surinko Domas Sidarevičius. Daugiau nelabai ten kažkas ir kilo nuo suolo, atumas nemažas. Čia vėl į stiprią dešinę pusę. Pasvalio krepšininkams irgi tokios rungtynės labai svarbios, galvojant apie psichologinę būseną, kad taip pradedi sezoną. Bet pulsas jau juntamas sunkiai. Būtina kuo labiau sumažinti Pasvalio žvaigždžių pranašumą Gargždams.